Atėjus tamsiajam metų laikui, vis daugiau laiko praleidžiame su šeima ir taip norisi tą laiką praleisti kokybiškai, kūrybingai ir naudingai. Tad užduočių knygelių paskirtis ir misija mūsų gyvenime yra būtent tokia - praturtinti laiką kartu. Ir tuoj pat parodysiu, kokias kompetencijas galime ugdyti tiesiog atliekant užduotėles. Na, pavyzdžiui, pirmoji užduotis, kuri man labai patinka, yra spalvinimas. Labai atrodytų paprasta ir tuo pat metu nepaprasta, nes spalvindami laviname ne tik pirštų ir rankos jėgą, pasirinkdami tinkamas spalvinimo priemonės, pageidautina pieštuką arba kreidelę, tačiau taip pat laviname ir dėmesį. Be to, norėdami sužinoti, kasgi čia slepiasi, turime tiksliai nuspalvinti visus paveikslėlius ir tik tada sužinosime, kokią paslaptį slepia šitas puslapis. Vadinasi, užduotį turime atlikti iki pabaigos. Deja, ne kiekvienam vaikui tai yra labai lengva padaryti darbą iki galo. Tokia paprasta užduotis, o štai koks jos visas nepaprastumas. Dar daugiau užduotėlių yra, galima skaityti, galima rašyti, galima piešti laišką Kalėdų seneliui, galima lavinti loginį mąstymą, atliekant tokią sekos užduotį. Tai yra suprasti, kas bus po to. Logopedinių pratybų metu labai mėgstu tokio tipo užduotis garsų įtvirtinimui ir diferencijavimui. Na štai, pavyzdžiui, puikus pavyzdys - širdelė ir sausainis. Širdelė garsas š, sausainis garsas s. Juk puikiai galime paklausti, koks pirmas garsas. Dovana, pirmas garsas d. Obuolys, pirmas garsas o. Ne tik diferencijuojame, bet taip pat ir laviname vaiko foneminį suvokimą, tai yra gebėjimą atskirti garsus, juos suvokti ir tą pritaikyti kalboje. Jų kalboje yra tiek daug visokios makalynės, ar toks garsas, ar kitoks garsas. Atliekame, atrodo, paprastą užduotį. Be abejo, neužmirštame kalbėtis, neužmirštame klausti, o kaip tu galvoji. Na, pavyzdžiui, štai čia kalėdinės dovanas Findusios pakuoja į skirtingą popierių ir jos atrodo labai panašios. Kas ten galėtų slėptis? Mes tokiu būdu ne tik laviname vaiką, taip pat kūrėme ir vidinį ryšį, tarpusavio supratimą. Laikas kartu yra tikrai dovana, tad galime šitą puikų kalėdinį laikotarpį praleisti kartu jaukiai, kūrybingai ir naudingai. Tad linkiu jums visiems gražaus laukimo ir kokybiško, kūrybiško ir prasmingo laiko kartu.